Labas tiems, kurie klausotės, tie, kurie klausotės manęs jau ne pirmą kartą ir dar neprenumeruojat mano kanalo, paspauskit prenumeruoti. Taip padėsit man augti. Ačiū Jums. Na, o dabar vėlgi manifestacija. Iš tikrųjų, šita tema man kuo toliau to darosi įdomesnė. Teoriškai atrodo labai paprasta, turinti net paprastą savo formulę, labai daug įvairių technikų, bet praktiškai labai subtili. Kartais tie subtilumai vis dar stebina. Šiandien pasidalinsiu formulę, tiksliau persidalinsiu Bašaro manifestacijos gausos formulę, kaip veikia šitas mechanizmas. Paprasti 5 žingsniai, 5 punktai, kurie vieniems iš tikrųjų paprastai ir lengvai pritaikomi gyvenime, kitiems tenka šiek tiek pasistengti, nes atsitrenkia į savo gan sudėtingus įsitikinimus ir pasąmonės programas. Tai pirmas iš punktų yra sekti savo aistrą. Tai reiškia daryti iš aistros, daryti tai, kuo degi, tai, kas patinka, kas įkvepia, tai, ką myli. Net jei pačioj pradžioje atrodo, kad neįmanoma gauti kažkokią materialinę naudą iš to. Kai žmogus seka savo aistrą, tada jis natūraliai rezonansu pritraukia situacijas ir galimybės, kurios atneša gausą. Pradeda dėliotis kitoks sinchronas. Jei paprasčiau dar kalbant, tai visata pradeda perdėlioti bėgius. Kartais tai gali užtrukti, iki kol viskas šiftina, bet būtent antras punktas yra apie tai, kad daryti tai tiek, kiek gali. Nesvarbu, veiksmas didelis ar mažas, esmė, kad daryti viską, ką gali ir tiek, kiek gali. Veiksmai, kad ir maži, vis tiek yra veiksmai. Kadangi gyvenam veiksmo planetoj, tai veiksmas yra būtinas. Kiekvienas veiksmas padarytas iš aistros sustiprina vibraciją ir atveria kanalus gausai pasireikšti. Tai daryti tiek, kiek gali yra būtina, o ko jau negali, paliktai Dievui, visatai. Trečias punktas – neturėti išankstinių lūkesčių, nuostatų, nusistatymų, kaip ir per kur turi ateiti manifestacija gausa. Svarbiausia yra būti atviram, nes gausos gali sulaukti ir per kažkieno pagalbą, ir per kokias nors galimybės, idėjas ir panašiai. Neprisigalvot ir nesitikėt, kad gausa ateis tik pinigų pavidalu ir tik tam tikrų kelių ar būdų. Tai yra labai svarbu, nes taip užkertamas kelias galimybėms, uždedami blokai, kurie stabdo gausos pasireiškimą. Vieną protu sugalvotą kelią pasiliekam, kažkokį logiškai išmąstytą, o galbūt kokius 5 blokuojam. Taip gali gerokai išsitemti laikas. Pavyzdžiui, manifestuoju kokį naują telefoną, nes labai reikia ir prisimastau, kad kažkokiu būdu konkrečiu gausiu reikalingą sumą pinigų, už kurią galėsiu nusipirkti tą telefoną. Išsikeliu lūkestį, įsikimbu į rezultatą ir užblokuoju kitus kelius. Kiti keliai tai gali būti kažkieno dovana man, tas naujas telefonas, galbūt gaučiau iš kažko pasiūlymą ar galimybę kažkur užsidirbti greičiau ir dar net daugiau pinigų. Sekantis 4 – būti sąžiningu su savim ir su aplinkiniais. Sąžiningumas padeda išlaikyti savo autentiškumą ir aukštą vibraciją. Kai žmogus sąžiningas, autentiškas ir išlaikantis savo tiesą, tuomet sudaromos gausai galimybės lengviau tekėti jo gyvenimą, nes aukščiausia vibracija yra autentiškumas. Ir 5, paskutinis – pasitikėti procesu. Viskas ateina tinkamu laiku. Pasitikėjimas yra labai svarbus. Jei žmogus nepasitikė procesu, visata, Dievu, čia kaip kas vadina, vadinasi, kad nesuvokia savo tikrosios prigimties, savo galios, nesuvokia savęs kaip multidimensinės būtybės, kaip šitos realybės kūrėjo. Aš asmeniškai pati turėjau labai nemažai su tuo reikalų ir toliau vis dar to mokausi. Atrodo, suvokiu jau išties gan nemažai, bet kartais vis dar tam tikros situacijos būna, kad išmuša iš pusiausvyros, susvyruoja ta vidinė ašis, ta akimirka tarsi susiaurėja, susitraukia sąmonė ir lieka toks gan siauras požiūrio ir visko matymo kampas. Kitaip tariant, tai toks tarsi žingsnis atgal. Vadinasi, dar kažkur yra baimių, galbūt nepasitikėjimo savim. Be jokios abejonės yra labai svarbu, kaip greitai buvo pastebėta, kad jau buvo padėtas tas žingsnis atgal. Kodėl, kaip tai įvyko, kiek tame užsibūnama ir ką dėl to daryti. Žodžiu, mokymosi procesas.
Tai sek savo aistrą, savo širdim. Jei dar nežinai, kas tai, tuomet atkreip dėmesį į tai, ką mėgdavo veikti vaikystėj, kur ir kas tada tave traukė. Nors ir šiuo metu atrodo, kad iš savo tos aistros ir neįmanoma uždirbti, vis tiek sek savo širdimi, iki kol tiesiog viskas shiftins. Kiek tai užtruks, manau, kad labiausiai priklauso nuo įsitikinimų, pasąmonės programų ir pasitikėjimo tiek ir savim, tiek ir visa ši egzistencija. Aplamai daryti dalykus su meile ir iš meilės, ypatingai žiūrint iš plačios ir ilgosios perspektyvos, aš manau, kad tai yra vienintelis tikros laimės receptas. Visa kita yra laikina. Tai šiandien tiek, dalinuosi tuo, per ką pati ėjau, per ką pati vis dar einu, kalbu apie viską iš praktinės pusės, iš teorijos, kurią pritaikius arba išbandžius praktikoj. Kažkas po kažkurio video klausė apie manifestacijos knygas, tai labai siūlau mažiau teorijos ir daugiau praktikos. Teoriją galim pumpuoti į save visą gyvenimą, bet taip ir nepajudėti iš ten, kur esam. Praktika yra praktika. Kartais vieną teorijos sakinį iš tikrųjų galima praktikuoti net kelis metus. Aš dalinuosi tuo, ką pati esu ištyrinėjus ir ką toliau tyrinėju. Žinau, kad kažkas tik fainai perklausys, kažkam bus dar mažai teorijos, o kažkas iš to sugebės pasiimti didžiulę naudą. Taip sakant, kiekvienam savo. Ir nepaisant to, visi jūs esat nuostabūs.